Žinot, kaip būna naini restoraną kokį ir matai 4 žmonių šeimą ir visi telefonuose tiesiog. Jo. Tai mes kažkaip labai stengiame šito vengti. Pavyzdžiui, kaip mes važiuojam į Prancūzų rivjerą, tai Amutė padaro playlistą. Jo, bet man sunku šiaip su visa šeima klausytis muzikos, nes jie labai aršiai reiškia savo nuomonę apie mano muziką. Šeima. Aš galėjau įkristi tokią nemylimą mamą, tu galėjai sakyti, kad tu nori turėti savo gyvenimą ir galėjom truputėlį prasitaškyti. Bet kažkaip ir susitvarkėm. Yes? Jo. Tu man žinot, ką jinai va, šitą aš turiu papasakoti. Aš galiu papasakoti šitą. Sveiki, šiandien matau, kad bus labai įdomus podcastas, nes pas mane svečiuosi yra... Aš gyva. Mano pats mėgstamiausias pašnekovas. Tikrai, turbūt vienas iš pačių mėgstamiausių pašnekovų šitoj žemėje. Mano dukra. Oho. Tu mano tikrai. Oho. Tu mano pasidžiavimas. Tai va, iš tikro, gal taip truputėlį hypo yra tame, bet šiaip aš visada pas Emą klausiu patarimą. Man labai patinka. Aš pas mamą klausiu irgi patarimų. Tai va, mes su ją tikrai taip daug laiko praleidžiam diskutuodamos ir aš jai perdodu savo patirtį, jinai man perdoda savo šiuolaikiškumą. Ir mes galvom, kad faina padaryti tokį podcastą, kur jūs galėtumėt padalyvauti mūsų diskusijoje ir pamatyti tos kartų skirtumus ir kaip mes iš tikrųjų, kad ir būdamos labai skirtingos, vis tiek kažkaip labai gerai sutarėm. Jo, mes norėjom padaryti tokį kaip ir epizodą, gal ne tiek, kiek kažkaip dalinamės kažko, bet šiaip padiskutuot, pažiūrėt. Emai neš mums tikrai naują vaibą į šitą podcastą ir jo, mes padarysim tokią paprastą diskusiją, kokią mes galėtumėm net ir namie turėti. Aha. Apie gyvenimą, apie draugus, apie, nežinau, vaikinus, muziką, tą, ką mes kiekvieną kartą žinai. O kas dar šiaip sekat mūsų podcastus ir žiūrit visus iš eilės, tai noriu pasakyti, kad Amutė sugrįžo iš ligoninės ir jinai buvo ten 10 dienų ir jūs mums siuntėt labai daug palaikymo, supratimo, tai viskas gerai. Čia nėra didelė paslaptis, ar ne? Gal tu gali pati pasakyti, kas ten buvo? Man buvo lėtinis apendicitas, jo neišoperavo dar, operuos kažkada vasarą. Tai va. Bet jo, viskas gerai, sėdėjau ant antibiotikų, dabar 2 savaitę dar namie turiu sugert, bet šiaip tai jaučiuosi gerai. Jaučiasi gerai. Kasdien vis geriau, jo. Tai gal ir pradedam, ar ne? Mes turim kelis tokius temas, klausimus užsirašę, apie ką norėtumėm padiskutuoti, ar ne? Tai mama turi tas klausimus, jinai paskaitys, kaip ir užves mus ant kelio ir pažiūrėsim, kas čia gausis. Prašau, žiūrėkit, tai reikės atvesti podcastų. Tai gerai, dabar trumpai ir aiškiai, ką tu manai apie mano kartą? Jeigu reikėtų keliais žodžiais apibūdinti, ar mes tokie tipo, žinai, jau pasenę, nieko nesuprantam, ar kaip tik yra fainų dalykų, kaip tu sakytum? Šiaip labai sunku iš tikrųjų kalbėti apie visą žmonių kartą, nes čia labai daug žmonių ir žmogus žmogui nelygus, bet man atrodo, kad jūsų karta tokia ganėtinai užsispyrus. Pakankamai atsakinga, gal kartais. Šiaip nežinau, man atrodo, kad... Konservatyvi gal truputį? Truputėlį jo, Lietuvoje gal ir jo, bet... Gal kitose šalyse kitaip, bet man atrodo, kad pagrindiniai šitie dalykai. Konservatyvumas, toksai užsispyrimas. Jo, aš galvoju, ką čia pasakyti, kas būtų aktualu, vat būtent jų kartai, o ne pavyzdžiui ten prieš 20 metų, kaip ta senesnė, vyresnė karta. Jo. Tai man atrodo, kad šitie pagrindiniai dalykai. Nežinau, gal tu dar kažką apie mane pasakyk, aš paskui papildysiu. Konkrečiai apie tave, tai aš galėčiau pasakyti daug gražių dalykų, bet aplamai kaip apie jūsų kartą, tai galiu pasakyti ir nelabai visokį. Nes man kartais tenka dirbti su jaunais žmonėm ir aš tikrai pastebiu, kad lojalumo tikrai trūkumas yra. Paskui tas rytoj, jie labai taip sunkiai įsipareigoja, gana dažnai. Ir paskui kitas toks dalykas, kuris man iš tikrųjų buvo gana sudėtingas, yra tas, kad labai dažnai jos kartos žmonės, jų žodis neturi svorio. Tu sutiktum su manim? Jo, iš dalies jo, kad tas
planavimas amžinas, bet nieko iš tikrųjų nepadarymas. Aš kai gyvenau Los Andžele ir kai tik pradėjau ten gyventi ir man ten susipažindavau su kažko ir sakydavo, oi, mes ten darysim tą, susiskambinsim vėliau. Man atrodydavo tas, toks kaip tikras dalykas. Ir aš paskui sėdėdavau, laukdavau, žiūrėdavau ir man niekaip nebuvo aišku, kaip tu taip gali savo žodžius mėtyti vėjui tokiam. Jo, nes man Bet atrodo, jūsų kartoje aš dabar šitą matau labai daug. bet man atrodo, kad čia gal tiesiog jauni žmonės, nes aš, pavyzdžiui, aš irgi turiu tą, kad, jeigu aš sakau, kad paskambinsiu, tai aš ir noriu pasiskambinti, susirašyti. Bet kai kiti pasako, o, geras, tai susitinkam kavos, susirašom ir tada aš jiem parašau ir tada visiškai jau atrodo, kad, o, ką tu čia man rašai, kodėl. Tai toks šitas viški, bet man atrodo, kad čia išaukstama iš šito paskui. Gal, bet įdomu. Paskui, žinau, dar ką pastebėjau, tu man pasakyk, ar tu sutinki ar ne. Jie taip pakankamai greitai įsižeidžia. Bet jeigu vyresnė karta, tai mes kažkaip, kažkas netiko, tai tada sėdė, aiškinėsi, kalbėsi, kaip yra. O su, pavyzdžiui, ta jaunesnė karta, užpikau, nuėjau, atsisukau ir toks, ne. Čia gal tu apie Kamilą? Čia aš jau apie... Nes Kamila tai tikrai, bet aš tai nežinau. Jūs aiškinate santykius, ar jūs greičiau daugiau supykstate? Bet aš nežinau, man atrodo, kad jūs irgi ganėtinai jautrus. Sakai. Kažkaip aš pastebiu, kad vyresni žmonės labai turi savo daug įsitikinimų tokių gilių. Ir neduok dievę, tu ten pasakysi kažką, kas nesutinka. Ir tada irgi prasideda visas tas. Tai mes tokie mažiau lankstus, ne? Jūs tikrai daug lankstesnės. Jo, mes kažkaip gal mažiau leidžiamės į konfliktus. Aš kažkaip mažai matau, kad mano amžiaus žmonės, ta prasme, pyktusi dėl kažko ginčytųsi. Dažniausiai mes išeinam. Bet... Va, tas išėjimas, šitas yra, jūs kažkaip išeinat. Neatrašo. Biški, trūksta tos komunikacijos tokios, bet man atrodo, kad, čia irgi žmogui nelygus, nes priklauso, kartais būna, kad ir išeina išsiaiškinti normaliai su žmogum pasikalbėti, bet... Taip. Jo. Gerai, dabar kitas dalykas, kurį aš pastebiu tavo kartoj. Pavyzdžiui, aš esu įtikinta, kad dirbti reikia sunkiai, ilgai, atsakingai. O kaip tu galvoji? Pavyzdžiui, pinigai lengvai ateina ar sunkiai? Šiaip tai tas, kad sunkus darbas yra geras darbas, pas jūs jaučiasi labai. O pas jūs ne? Man atrodo, kad dabar aš daugiau matau, kaip lengvai užsidirbti pinigus ir ten, pavyzdžiui, kažkur keliauti ar ten. O kaip keliaujant užsidirbti ten pinigų ar kažkur. Tai mes tokie gal mažiau sėslus. Nes kažkaip anksčiau būdavo labai tas, kad baigi mokyklą, baigi universitetą, susirandi stabilų darbą ir tada atsiseka ten vaikai. Taip. Tau šitas formatas nelabai. Tai kažkaip man atrodo, kad dabar labai dažnai matosi, jaučiasi tas toks, toks prasilaužimas iš turėjimų, kad aš dabar gal net nenoriu į universitetą, gal ten... tu šitą turbūt irgi pastebi. Toks, kad atrodo daug lankščiau dabar galima ir taip daryti, ir taip. O mano laikais, kaip keistai skamba, tai atrodo, kad turėdavai eiti pagal tą knygą ir jeigu tu ten, žinai, turi pasodinti medį, pastatyti namą, turėti 2 vaikus ir tas skaitasi kaip... Tai jūs tokia neturite, ne? Bet man atrodo, kad šitas jau seniau prasidėjo, nes kažkaip ten, seneliai taip darė, iš viso griežtai. Tėvai ir paskui man atrodo, kad jūsų karta jau taip biški lengviau, biški laisviau, daugiau kūrybiškų žmonių ir dabar tos, mamos kartos vaikai jau tokie iš viso laisvesni. Bet dėl to, kad, pavyzdžiui, tu tai, aišku, gal nepalyginsi su paprastu žmogum, tu labai daug visko nuveikiai, bet tu irgi tokia pakankamai netradicinė, sakyčiau. Netradicinis kursas gyvenimo. Gal jo, bet aš turėjau sumokėti kainą už tą savo, tokį gyvenimo būdą. Man atrodo, kad dabar jūs jau nemokėsite tos kainos. Pavyzdžiui, vestuvės, ne? Buvo toks paprastas dalykas kaip vestuvės. Mes su Mindaugu, kai galvojam, kaip jie čia pasidarė dėl savęs ir taip toliau, tai taip iš artimų rato neturėjom tokį pasipriešinimą, kad yra taip, kaip turi būti daroma. Daug giminės, didelė šventė ir mums tikrai, reikėjo paimti tą, gal, sakykime,
tolimesnių ar ten artimesnių giminių kažkokį truputį nusivylimą, kad nebus taip, kaip reikia, žinai. Pavyzdžiui, tu turbūt įsivaizduotum, kad tu galėtum tekėti ten basa kur nors prie jūros ir tau būtų visai vienodai giminė, ar ne? Jo, šitas aš irgi pastebiu, kad su vestuvėm labai greitai jauni žmonės keičia tą visą tradiciją. Ir anksčiau, pamenu, kad būdavo giminių visokie baliai, kur ten iki 3 ryto. O dabar dažniausiai tos vestuvės būna tokios mažos, intymios, tarp ten šeimos narių, arba ten net nebūna jų tokių kaip vestuvių. Jo. O kokiu tu norėtum vestuvių, tu žinai? Aš nežinau. Gerai, pereikim prie tokių lengvesnių temų, tokių kaip muzika. Tai pasilyginam šitoj srity. Mes ne tai, kad lyginamės, bet ar tau juokingai atrodo mano gabalai? Tai paprastai. Nu, tavo gal kartais, bet pavyzdžiui, šiaip man patinka ta senesnė muzika. Aš ne tai, kad aš klausau ten visiškai vien naujos muzikos. Man patinka ir senesni, ten kokių 30-40 metų senumo dainos. Jo. Bet tavo muzikos skonis tai ne mano gal. Bet žinokit, taip jinai sako, ne mano, bet paskui žiūriu, kaip lieka viena ten, arba kaip pasidarom kokią šeimos vakarienę, tai visada būna įjungta bočelis. Mums visiems patinka bočelis. Žinai kodėl? Nu, kodėl? Nes jeigu aš įjungiu bet ką kitą, tai mama pradeda rauktis. Ir... Nu, ne. Tai gal išjungiam tą muziką? Ne, taip ne. Gerai, bet yra muzikos, kuri tinka mums visiems. Tau tinka bočelis, ar ne? Taip, aš jau išmokau mylėti bočelį. Tai va, gerai, visiems patinka bočelis. Ne, aš iš tikrųjų, mes klausomės labai skirtingą muziką, bet mums yra muzikos, kurios patinka. Pavyzdžiui, kaip mes važiuojam į Prancūzų rivjerą, tai Amutė padaro playlistą. Ir mums beveik visiems patinka ta muzika, pavyzdžiui. Tu nepastebėjai? Jo, bet man sunku šiaip su visa šeima klausytis muzikos, nes jie labai aršiai reiškia savo nuomonę apie mano muziką. Šeima. Bet iš tikrųjų tas fainiausia, kad mes vis tiek kažkaip randam būdų susiderinti. Man va šitas žavu yra apie mūsų šeimą, kad nėra tokio, kad ai, ten tu kvaila, aš ten tokio nenoriu. Žinai, mes kažkaip visi... Mes kažkaip dedam pastangas, kad nebūtų kas savo. Jo. Kaip būna kitose šeimose, kad, žinot, kaip būna nueini į restoraną kokį ir matai 4 žmonių šeimą ir visi telefonuose tiesiog. Jo. Tai mes kažkaip labai stengiamės šito vengti. Kad jeigu jau kartu, tai kartu. Jo. Šitas yra toksai kaip sprendimas. Pavyzdžiui, jeigu mes ten nusprendžiam, kad būsim kartu, tai mes ir būnam kartu tada. Ir, pavyzdžiui, ten ir mano santykiuose su Mindaugu, ir man atrodo ir tavo santykiuose ir su draugais. Taip, jeigu nusprendi, kad būni kartu, tai būni 100% ir tada galvoji, ką gali sukurti, nuveikti, ar ne? Jo. Ar jūs dažnai? Kaip kada? Kaip kada, aišku. Pavyzdžiui, jums tai tas laikas kartu gal biškai brangesnis, bet aš kaip būnu su draugais ir mokykloje, ir tada po mokyklos ir savaitgaliais. Tai ten jeigu visą laiką 100%, tai, irgi toks, kiek galima. Gerai, o dabar, ar tu įsivaizduoji, pavyzdžiui, savo gyvenimą be telefono? Dabar prasideda mano grinai toks motiniškas tonas. Pasižiūrėkit, kaip aš ją paėmė. Šiaip, aš dabar kaip tik šiandien palikau telefoną namie netyčia. Netyčia. Ir kadangi mes vėlavom, mes neapsisukom jo paimti. Bet aš ir neprašiau. Na, kol kas dabar tik valandą laiko. Aš labai dažnai girdžiu, kad mano kartos žmonės norėtų, kad nebūtų telefonų. Bet, ta prasme, beveik kiekvienas žmogus sako, kad, kaip aš norėčiau tiesiog mygtukinį telefoną turėti, kad nereikėtų būti prisirišus. Bet iš tikrųjų niekas nieko nedaro ir taip ir lieka. Bet aš tai norėčiau pamatyti, kaip atrodytų mūsų gyvenimas be telefonų. Bet o kiek tu žinučių per dieną parašai? Bet taip iš tikrųjų, nemeluodama dabar. Daug, labai daug. O kiek tu kanalų, pavyzdžiui, susirašinėjai tuo pat metu? Vienu dažniausiai. Aš neturiu tiek daug draugų. Ne, bet, pavyzdžiui, šiandien tu susirašai, bet dabar yra pietus, ne, va, imkim taip. Dabar yra 3 valandos, ar ten 4, kai mes filmavom. Tai su kiek žmonių tu šiandien jau susirašai? Su vienu. Su vienu? Ne, su 2. Su 2. Aš sakau, aš neturiu tiek daug draugų. Ne, man tiesiog, o tiem 2 žmonėm maždaug kiek žinučių parašai? Tai... Ne, bet ar 50, ar 20? Čia nėra interrogation. Čia yra 20 kokia. Bet čia mažai, čia mažai. Čia mažai. Ja. O jeigu kažkas vyktų, tai galbūt 120.
gal ir daugiau. Gal ir daugiau. Ne, bet esmė tame, kad kažkaip man atrodo, kad jaunesni žmonės labai linkę susirašinėti, nes lengviau tą žinutę įtalpinti kasdieniam gyvenime, kai tu ten bėgi daug darai visko, negu, pavyzdžiui, susiskambint vakare. Nes, nežinau, tu tai iš manęs jokiesi, jeigu aš kalbu su draugė telefonu. Ne, bet jūs, kaip jūs bendraujat? Pavyzdžiui, aš žinau, kad kartais būnu labai nustebus. Pavyzdžiui, mes keliaujam kartu kur nors ir tik žiūriu, čiuch ir eina. Tai jūs viską updatinat, ką jūs veikiate esamoje laiku, ar kaip tas vyksta? Kaip kada, nežinau, kartais būna, kad šiaip nufotografuoji kažką, vėliau pasidalint. Tu irgi fotografuoji viską, tarp kitko. Gal aš miklesnė tiesiog. Mano nuotraukos būna tokios gražias, aš tau pasakysiu. Pavyzdžiui, Žemutė gali nufotografuoti, mes jau lipam į lėktuvą, kėdės ir tokios. Aš jeigu nufotografuosiu, pavyzdžiui, tai siūsiu močiutei gražų vaizdą, va čia gal ir yra tie kartų skirtumai. Gali būti, jo. Man atrodo, kad jūs Žinutę žiūrit kaip tokį iš bėdos. Tokį susirašymą. Kai negali susiskambinti, jo. O mes Žinutės laikom tokiu pagrindiniu bendravimo būdu. Nes kažkaip, man atrodo, kad vyresni žmonės jūs linkę skambinti daugiau. Aš, pavyzdžiui, aš mėgstu labiau, žinutės man yra tik susitarimai. Ir aš bandau tavę vesti, kad žinutės mūsų yra tik tai susitarimai, ką mes veiksim toliau. Ne? Jo, ir tada, jo. O tau žinutės yra kaip buvimas kartu, ar ne? Ne. O kas? Ne, bet tiesiog... Emocija dalinimas. Aš tiesiog kažkaip neskambinu niekada žmonėm, nes man nepatinka, kad man skambina. Kai aš kažką darau, pavyzdžiui, pamokose būna. Jo, aš irgi labai nemėgstu, kaip man skambina. Man nepatinka, kai man skambina, tai aš tiesiog neskambinu ir aš rašau visiems. Nu, aišku, kai močiutei. Jo. Arba močiutei skambinu. Bet tiesiog man atrodo, kad kažkaip net, ta prasme, žmonės atprato nuo tų skambučių kažkaip. Nes labai retai būna dabar, kad kažkam pradeda skambinti ir tiesiog jie turi atsiprašyti iš pamokos kokios. Aš nežinau, kaip vyresnių žmonių tarpe. Aš žinau, kad irgi labai nemėgstu, pavyzdžiui, kalbėti telefonu. Aš kalbu telefonu tik tai tada, kai man būna sutarta su kažkuo, pavyzdžiui, ten arba interviu, arba susitariam, kad ir su draugė, kad susiskambinsim šiandien ir tada kažkaip. Bet aš, pavyzdžiui, ir voice'ų nemėgstu. Tu mėgsti voice'us? Kartais šiaip pravartu, bet ne visada. Aš žinau, kad yra žmonių, kurie vien voice'ai susirašinėja, bet tada jau tiesiog susiskambink. Jo. Ta prasme, viską perklausai, tada turi atrašyti jam vėl voice'ą ir tada, tiesiog koks... Arba, žinot, dar kas būna labai keista, kai matai, kaip žmogus voice'ą įrašinėja. Ir tiesiog kažkokiai keistoj vietoj ir viską pasakoja tiesiog. Ir tu žinai, kad jisai neskambina, bet jisai įrašinėja tą voice'ą ir tiesiog toks labai, nežinau, įdomu. Bet aš žinau, kad, pavyzdžiui, pati per savo visą turbūt gyvenimą gal esu kokius 5 voice'us padarius tik tai. Tu iš manęs nesigavus niekad voice'ą. Aš tave nustebinsiu kada nors. Bet aš tavo susiuntus voice'ų. Gal ir yra, jo. Aš turiu keletą draugų, kurios man siunčia voice'us ir man patinka klausyti jų voice'us, bet aš kažkaip pati, jeigu darau voice'ą, aš taip labai keistai jaučiuosi. Man jau užtenka pačiai kalbėti su kamera, daryti stories ir man atrodo, jeigu aš dar voice'us pradėčiau daryti, tai būtų iš viso. Jo. Nežinau, aš tai rašau kartais, aš voice'us tik tais iš bėdos, jeigu negaliu rašyti. Ir pavyzdžiui, reikia kažkam, kažką pasakyti ir tada aš, arba šalta būna žiauriai, tada aš ir rašau voice'ą. Dabar dar labai noriu pakalbinti tave apie stilių, pavyzdžiui. Kaip manęs labai dažnai klausia merginos, sako, ar Žemutei tu parenki rūbus, ar jinai pati pasirenka. Tu gali kalbėti kaip ir už kartą, bet man atrodo, kad būtų pakankamai įdomu, jeigu tu pati. Man kartais draugė sako, oi, ten mano ten tokia ir tokia, pastoviai prašo, kad eitumėm į parduotuvę, kad nupirktumėm rūbų. Ir aš labai įdomi, bet, pavyzdžiui, su Ema mes kažkaip... Jo, aš nežinau, man asmeniškai tiesiog labai nepatinka prašyti žmonių dalykų. Kad ir tėvų ten, gal gali man šitą nupirkti, aš kažkaip labai retai prašau tavęs. Ir man atrodo, kad mes kartu labai daug diskutuojam apie stilių, kad kažkaip ir tu manęs pasiklausi ir aš tavęs ir mes tokios labai panašios. Iš tikrųjų, mes labai panašus. Mes labai panašų stilių turim.
Ta prasme, mes šiandien su mama rinkomės, ką dėtis. Ir sakau, nu tai gal aš biškai atrodau kaip tu, man gal reikėtų kažkaip jauniau apsirengti. Mama sako, nu jo, biškai. Tai kad mes, ta prasme... Ema turi savo tokį labai savitą stilių, bet tu labai dažnai remiesi tą klasiką, tokią švarę, paprastą klasiką ir kažkaip šitoje vietoje mes abidvi sutenkam. Bet man taip natūraliai gaunasi, nes man labai nepatinka pirkti rūbus iš tikrųjų. Ir aš tiesiog iš mamos viską imu. Bet tu nueini, tau patinka sriftint kartais, ar ne? Jo, man patinka... Vintit tau patinka? Man patinka jo tokie visokie dalykai, bet man šiaip patinka labiau... Kažkaip man labai nemiela yra pirkti rūbus iš visokių tokių, nu, kaip ten Akropolė, ten būna išpardavimai ir ten tiesiog tonom tų rūbų suversta ir man taip... Jo, šitų mes abidvi nemėgame. Man tiesiog labai nesmagu, tai man geriau jau... Jeigu, pavyzdžiui, šitos kelnes mano vienas mėgstamiausių, bet jas mama nešiojo ir jos labai geros yra. Ramunė Pekautaitė čia. Ir mama dabar nusipirko naujas ir man jas perleido ir aš dabar tiesiog jas nešioju. Taip. Ir man, aš nežinau, kaip aš galėčiau nusipirkti geresnės kelnes savo. Nes mes iš tikrųjų bandėm, čia nėra taip, tiesiog, kad mes nemažai praeinam ir tų parduotuvių. Ir kažkaip mums geriausiai yra, jeigu rūbai yra vienoje vietoje, ne? Mums abiem patinka toks pakankamai klasikinis stilius. Ir tada jo, ir mes kažkaip kaip panašiai rengiamės. Aišku, nu, mūsų bazės rūbų labai panašios, bet mes vis tiek turim savo tokius prieskonius. Tai, bet iš tikrųjų labai praverčia, pavyzdžiui, kelionės važiuojam kaip kartu. Jo, mes praktiškai turim vieną lagaminą. Jo, ir mes išsidalinam. Nu, ir mes ir taip rotacija vyksta. Taip. Taip jau nutiko, kad mes ir ūgio labai panašaus, ir dydžio labai panašaus. Jo, mūsų dydžiai vienodi, man atrodo. Aš kaip pasiemainu patarimo dėl aprangos, tai man sako, tu atrodai ten, pavyzdžiui, kaip ofiso darbuotoja. Aš galiu į tą pusę nueiti, arba jis sako, jo, tu save ten kažkaip užsendini. Tai tokius patarimus aš iš jos labai noriai paimu, nes jie tokie būna labai, nu, ir nuoširdus, ir taiklus, ir šiuolaikiški. Bet man atrodo, kad... Aš rengiuosi, šiaip jeigu tu rengtumėsi taip kaip aš, tai tave žiauriai sendintų mano stilius. Nes aš labai rengiuosi taip brandžiai, nežinau. Nu taip, tu prasme, labai retas paauglys rengiasi taip kaip aš. Taip, jinai gali tos, tos languotų švarkus gerai išpulint, arba ten kokį su visokiais paltai švarkais, o dabar kažkaip labai dažnai pastebiu, kad labai daug žmonių lygiai taip pat rengiasi. Nu, ta prasme... Nu, tie džinsai ir tokia kokia... Džinsai, uksai, kokia hoodis koks ir tiesiog man... Taip, nežinau, kažkaip biškai keista, kaip kolonai atrodo visur. Jo, ir tas yra irgi tiesa. Bet va, mes Samutė skiriam laiko iš tikrųjų stiliui, man patinka gražiai rengtis, tau irgi patinka gražiai apsirengti. Man irgi patinka gražiai rengtis. Ir šitoje vietoje mes kaip ir sutarėm. Dabar aš tas paklausinėsiu greitai kažką labai gerai, nes aš tai galėčiau su tam ilgai kalbėti, bet va, turim sutilpti į podcast'o laiką. Tai kaip atrodo tavo laikas su bendramžiais? Labai tokį paprastą. Šiaip tai, aš sakau, draugų labai daug neturiu. Su draugu mes nueinam kažkur į kiną, į miestą, arbatos. Šiaip aš matau, kad ten mano bendramžiai eina ten į visokius koncertus, į klubus. Ir manęs gal tiesiog netraukia, nes tu manęs ten neišleistų, man atrodo. Žinau, kad buvau išleidus dabar visur Ramutę, bet dabar, nežinau, pradėsiu leisti mažiau tikrai po visų šitų ligoninių, bet... Jo, ką noriu, mums kažkaip iš tikrųjų labiau patinka gilų santykiai tokie, ne? Tau ne? Ar čia tik man labiau patinka gilus? Ką tu turi omeny? Nu, nežinau, man, pavyzdžiui, daug fainesnis laikas yra su draugė ten atsisėsti prie kokios vyno taurės ir taip viską apkalbėti, praleisti porą valandų, pasidėti telefoną į šoną, negu eiti į kokį vakarėlį su tuo pakalbėti. Jo, taip... šitas yra, nes pavyzdžiui, jeigu tu turi ten kelis žmonės, kurie ten... Nu, dažniausiai turi ten 2-3, kad ir vieną žmogų, su kuriuo tu tikrai taip ryšį turi. O visi kiti tokie daugiau, nu, tokie praeiviai tavo gyvenime. Tai pavyzdžiui, jeigu aš būnu ten pasilgus kokios draugės ir draugo ir
mes ten nueinam kažkur, sugalvojam nueiti kažkur į kavinę, kur tu, ta prasme, triniesi kažkur mieste ir nelabai pakalbė, tai paskui net nesijaučia, kad tu pabuvai su to žmogum. Kažkaip nutrūksta to tokio. Aš, pavyzdžiui, irgi taip nelabai mėgstu tokių paviršinių, daug santykių, tada tik grįžti pavargęs ir toks neaišku, net ką iš jų gaunasi. Išvargęs ir, ta prasme, tu būni ten, tas žmogus su tavim irgi būna, bet jūs kažkaip nepabūnat kartu, toks jausmas. Mes šitokį turim, jo, kad mes mėgstam tokius gal gilesnius. Jo, man patinka su draugais namuose būt, kad ir pas mane pasikviest arba pas juos. Tiesiog kažkokį filmą pažiūrėti ar kažką, ar pažaisti kokį žaidimą, jo. Kad, tiesiog tada gali su žmogum pabūt, o ne tiesiog toje aplinkoje. Nes šiaip, man atrodo, kad mes abi labai jautrios aplinkai. Jo. Mus labai taip, ta prasme, labai sunku susikaupti ant kokiam prekybcentre kažkur. Taip. Labai mėto. Dabar dar labai gaunam dažnai tokį klausimą apie tai, ar mes pykstamės. Kažkaip mes paskutiniu metu labai stabiliai. Labai stabiliai. Vakar buvo toksai trupučiuką. Tu man užmė. Žinot, ką jinai va, šitą aš turiu papasakoti. Aš galiu papasakoti šitą. Aš dar net mes net nesam apkalbėję dar šitos situacijos. Vakar aš buvau tokia pajautrinta, tikrai buvau pajautrinta ir pasiskiriau laiko savo, užsimigdžiau kamelytę, atsisėdau ramiai, truputėlį pabūt su savim, susivokti savo mintim ir šitą savaitgalį mano gimimo diena, 22 vasario. Ir gaunu žinutę iš savo mylimiausios dukters. Kuri ką tik grįžo iš ligoninės. Ir jinai parašyta, ar tau gerai, jeigu aš 22 visai nebūsiu? Kaune. Visą dieną. Ir aš jai parašiau, gerai, nebūk. Ir aš tada iš karto susiparinau. Aš tada iš karto galvoju, blemba, negerai. Jinai man tiesiog parašė, kad jos nebus, viskas nebūsiu, ar tau gerai? Ne, aš parašiau, mama, ar tau nieko, jeigu manęs nebus? Nes aš galiu atsisakyti. Mama parašė, gerai. Ne, aš parašiau man nieko nebus, tu gali planuoti savo laiką taip, kaip nori ir dar, kad jei nebūtų kalties, dar pridėjau tokį sakinį, aš ir pati nežinau, ar iš viso būsiu Lietuvoje ir ar ką nors darysiu. Taip nebuvo. Aš tave atpalaidavau to sakinį. Man mama, žinot, ką parašė? Man parašė, tai tu nebūsi, tai aš kažką kitą veiksiu, aš gal tada išvažiuosiu kažkur. Bet toks, tai jeigu tavęs nebus, tai... Nebuvo taip iš tikrųjų, bet mes įsiaiškinsim eigoj, vienu žodžiu. Tai jinai man tokį metė, aš galvoju, gerai, nebus, tai nebus. Ir paskui vėl prameditavau, pradėjau darytis darbus, tada ateina kita žinutė. O tau tikrai nieko? Ir aš sakau, aš nenoriu dabar visą savaitę kalbėti apie tai, ar man bus skaudu ar ne. Ir aš ją paėmiau, taip ir nukirtau. Sakau, jeigu tu nusprendėjai važiuoti, viskas važiuoji ir daugiau neviliojam tas temas. Tai buvo ar ne? Jo, ir tada aš tiesiog nebevažiavau, aš nutraukiau visus planus. Tada jinai išlaikė nervai. Dabar aš būsiu namie. Tau pačiai neišlaikė nervai, bet pasakyk, aš tau kaip mama neužmečiau absoliučiai jokio gilto. Ne, gerai, aš iš tikrųjų, aš tada buvau su draugu kine. Ir aš prieš filmą. Numetė man tokią žinutę, kuri praktiškai įskaudino mane, o paskui nusprendė, kad nevažiuosi. Ir tada aš per tą filmą sėdėjau ir aš galvojau ir tada galvojau, gal reikia nevažiuoti. Bet mes kažkaip tai, kad taip tikrai susipykę, tai mes aš tik tais pamenu praeitą kartą, gal praeitą pavasarį, kad taip rimtai jau taip. Dabar jau senokai rimtai nesipykom, nes mūsų komunikacija tokia pakankamai dabar yra gera. Mes kažkaip sugaunam labai greitai tą. Kaip ir vakar, jau galėjom įsisukti teisingai, aš galėjau įkristi tokią nemylimą mamą, tu galėjai sakyti, kad tu nori turėti savo gyvenimą ir galėjom truputėlį prasitaškyti. Bet kažkaip ir susitvarkėm. Yes? Tai žiūrėk, tokios skirtingos kartos, bet mums visai gerai sekasi. Jo. Labai norėčiau dar pakalbinti Emutę ir pratęsti šitą temą, bet nenoriu labai ištęsti podcast'o laiko ir nenoriu tavo laiko, nes tai aišku turi kažkur eiti. Ir jeigu jums patiko, parašykit, kas jums aktualu, kokie jūs pokalbiai galbūt labiau įkvėptų. Aš gaunu komplimentų, kad mano su Emute santykiai yra faini ir aš kartais galvoju, gerai, gal mes ir galim perduoti kitiems žmonėms kažkokią įkvėpimą, kaip juos kurt, kaip nesipykt.
kaip suderint, žodžiu, tavo 16 ir mano 47, bet mes lauksim jūsų komentarų ir jeigu jums patiks, Ema, matysim šičia dažniau.